Labas, tu tuoj pažiūrėsi mano YouTube video apie NMPP uždavinių sprendimą, o jeigu nori rasti visus uždavinius arba tave domina pažiūrėti video teoriją ir uždavinių sprendimą pagal mokymo programą, visas temas, lygčių sistemas ir visa kita, tai viską rasi mano svetainėje matketv.lt. Tai viskas tenais, o dabar sėkmės žiūrint NMPP video ir sėkmės pasiruošiant. Iki! Ganėtinai sunkus, ypač jeigu nežinai, ką daryti. Aš manau, kad čia daug kas galėjo paslysti. Taigi, kad mes galėtume supaprastinti trupmeną, tai mes negalim turėti tiesiog sudėties. Mes galim suprastinti, jeigu yra daugybė. Tai, kad tai padarytume, mes turime padaryti įdomų dalyką. Mes turime išsikelti prieš skliaustus bendrą dauginamąjį. Tai jie tikrai visi šitie skaičiai viršuje dalinasi iš 60. Tai aš galiu iškelti 60 iš kiekvieno. Bet iškelkime iš čionais 60, tai 62 kart 60 bus 612. Aišku, mes 60 išsikėlėme. Taip pat čionais 611 yra tiesiog 60 kart 6 ir čionais natūralu 1 kart 60. Dabar mes įsikelsime į priskliaustus 60, ar ne? Ir tas sudėkime visus šituos dalykus. Tai kas mums lieka sudėti? Mums lieka sudėti 62, 6 ir 1. Taikime 62 plus 6 plus 1. Kas čia bus? Tai galim pažiūrėti. 62, tai yra 36, plus 6 plus 1 mes gausime iš viso 43. Wow! Tai reiškia, kad mes gausime 43 kart 60. Ir jeigu mes dabar čionais gausime, viską daliname iš 43, tai šitie dalykai tiesiog išsiprastina ir mūsų atsakymas liks 60. Tai va.